Kita mūsų istorija – ginčas. Štai, šiame bute per pačią pietų pertrauką susiginčijo šaukštas, peilis ir šakutė, kuris iš jų virtuvėje svarbesnis. Ne, buvo visai ne taip. Susiginčijo šakutė, peilis ir šaukštas, kuris iš jų svarbesnis. Taigi viskas ne taip buvo, susiginčijo peilis, šakutė ir šaukštas. Šakutė, peilis, šakutė, Sveiki atvykę į virtuvės kovas. Ir šiandien mes pagaliau išsiaiškinsime, kuris iš mūsų šaukštas, peilis ar šakutė yra svarbiausias virtuvėje. Dabar aš nueisiu prie mūsų virtuvės kovų stalo ir mes pažiūrėsime, ką mums paruošė mūsų laidos prodiuseriai. Taigi, ant virtuvės kovų stalo šiandieną mes matome duoną, sviestą ir sūrį. Na kągi, ir pirmąjį aš norėčiau pakviesti prie virtuvės kovų stalo atsistoti harakiri meistrą, žmogų nebijantį vaikščioti ašmenimis. Atsitikite peilį lojimais. Arigato, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Banzai, sūrį, duona, sviestant duoną. Reikia švelniai. Sūrį ant duoną. Sumuštinį. Imam į valgą. Nukryt. Be manęs neatsipjautum ne mažiausio gabalėlio. Bravo, paplokime. Paplokime ir padėkime peilį į saują. O dabar, gerbėmieji, manau, atėjo laikas elegantiškai, aštredantį virtuvės damai, labai talentingai šakutei. Pasitikite plojimai. Oi, atsiprašau. Štai ir viskas. Man įdomu, kaip be manęs tą gabalėlį pasisleiktumėte. Ačiū. Na dabar visų paprašysiu susikaupimą, nes prie virtuvės kovų stalo noriu pakviesti bene talentingiausią įrankį – šaukštą. Tai yra mane. Ačiū, plojimas. Man įdomu, kaip jūs atrodytumėt, jei kas nors su jumis bandytų valgyti sriubą. Na gerai, juokus į šalį, nes pagaliau atėjo metas, kuomet mes išsiaiškinsime, kuris iš mūsų šaukštas, peilis ar šakutė yra svarbiausi virtuvėje. Ir tą padaryti mes paprašysime komisijos pirmininkų. Komisijos pirmininkų. Prašau. Čiagi mano atžala. Čia jūsų atžala? Taip, čia ne komisijos Tada sėskis savo vietą, ką mes turime kitą komisijos pirmininką. Aplokit komisijos pirmininką. Vladimai, turim komisijos pirmininką. Taigi, Mes labai atsiprašom. dabar mes pasitarsim. Pasitarsim. Projimai komisijos pirmininkui. Pasitarsim. Kažką sako. Jis sako, nutilkit pagirūnus. Jisai sako, kad vaikai labiausiai mėgsta saldainį. Mėgsta saldainį? Sako, kad vaikai labiausiai valgo saldainį. Valgot? Ir sako, kad nei peilis, nei šaukštas, nei šakutė čia nieko dėti. Štai kokia trumpa istorija apie kvailą ginčą ir protingą komisijos pirmininką plojimą.